Ups. Ups. Filmuot reikia ir vėl jisai, blema, savo tom nesąmonėm užsiminėja. Žodžiu, nerodė šiaip kuro lygio. Galvoju, pasidarysiu, kad rodytų kuro lygį, tai yra bakeva toks va daiktas. Nu, čia paėmimas, vadinkim, su matuoklė. Ten nebiškai palūžus, tas kiaušenį išsirdysiu, bet mašinai kažkoks kvapas, blema, to benzino vis dar yra. Ir kas matė druskininkose, kur buvo prakiuręs benzinas, bakas pats, tai mes ten susiremontavom, pasidarėm. Tai, čiup, aš ten jį biški mašinai, jaučiu, kad kabo toksai pūslė benzino ir šlapios rankos. Ką reiškia? Reiškia, bakas vėl kažkur pradėjo leisti. Tai išsiėmėm baką, va, čia biški matas, čia biški matas, tai žodžiu. Bakas išimtas ir pažiūrėkit, va, kokios yra. Čia žmogus, kuris buvo virinės, špakliavęs, taisęs, kažkokių šūdų ištepta ir va, benzinas jisai atkelia visus dažus, ištirpdo kažką, kad čia jisai buvo tepęs. Nu, kokia košė visa išmirkus. Benzinas daug nevarva, bet jisai leido. Tai dabar viską čia aišku, čia nieks neleidžia, nes yra... Fui. Čia yra pačia, bet surasti reikia, kadangi jisai stovi viršutinį tašką. Tai jisai bus va čia kažkur tais, va. Čiuoju. Netgi gal ten. Ir bandysim versti ir ieškoti, kur jisai leidžia. O šitą dalyką jau, manau, kad čia bus kampas kažkuris tais. O šitą dalyką jau buvom turėję tada druskininkose, kur prakiuro nuvažiavus. Tai va, čia irgi atsivalėm viską, nusipirkom tos šaltos varkės, vadinkim, išsivalėm viską, užsitepėm ir nebeleidžia keliose vietose. Tai čia ieškot reikia, tada čia jau irgi, va, matot, buvo taisyta. Mano. Tada čia toksai biški irgi yra, biški atsigremžiau, jau irgi patirpdyta, bandysim užsitę pasivalyti. Ir dar kažkur mačiau irgi biški yra tokio, nu, tokio, va tokio faršo padaryta. Tai žodžiu, moralas tame, kad arba turi veš pas gerą darbuotoją, kuris moka bakus virint, nes čia, radau tokį žmogelį, žinai, kuris daro, tai pinigus paėmė ir nu, nežinau, patikimumo nulis. Taip, kad manau, kad grėsia reikia ieškoti, žinau, kad būna plasmasinių tokių bakų. Arba antras dalykas, baką iškelti į kuzovą. Čia pačioj šitoj vietoje gali būti dar bakas po apačią padėtas, ten yra rėmė vietos, tai... Bet vėl daug daro. Tai žodžiu, einam klijuot baką. Apsivalėm. Bakonsą, nu tai va, tai realiai čia židinys leidžia, čia yra, manau, skylutė, kažkur va čia matos tokia leidžia, o šiaip kaip virinimo kokybė. Tai va čia žmogus pagal rekomendacijas, kuris galėjo pagelbėti suvirint baką. Tai žodžiu, čia tvarkom, ten, čia kažkokį radau, užtepsim ir čia pačioj. 1, 2, 3, 4 vietos tvarkos. Einam ieškot, kuom užtept. Dar vienas niuansas, kad nuiminėjant nulaužim šitą garlavyną. Tokie stiprus. Tai reikia kažką sugalvoti. Dar koks niuansas, žiūrėkit, hamutai kokie. Kokie senumo. Tai ką, pasimatuojam diametrą. 55. 55. Ką mes čia turim? Bardakėlyje. Ne. Netinka. Eisim kažką kitą ieškoti. Palikom, žodžiu, suklijavom viską. Palikau per naktį, padėjau. Šito ateinu bala. Ir, kad turim
Dar vienoj vietoj bėga. Žodžiu. Čik, pritepliota. Sakyčiau, Velykom ruošiamės margutį tokį darydami. Gerai, kol ten džiūna, keliaujam dar prie vieno dalyko. Tai... Ką darysim? Turiu čia vieną idėją, ką padaryti. Nu, ką bakas lygtis nebeleidžia. Velykom biškį nebėga, tai krausimės į vidų. Laužėm vakar, tai... Renk ir laviną, ten tokia guma stovi, tai nupirkom tokį yra. Pam, dėsim čia. Kažkaip taip. Čia ją įstatysim šis daiktas. Bet šitą plamai tai surasim naują, reikės su biškim sulūžęs yra, tai ieškosim naują. Bet žodžiu, iš esmės, va, pumt. Bakas įdėtas, langas, šūdas padarytas. Iš lango, tai su langu nežinau, arba perdarinėsim, arba dar laukiam lipdukų tokių, kurie atvažiuos, taip kad su langu dar nebaigiam tavo įsidėjęs. Tai dabar nerodo, kol kas bakas padarė, šiandien 3 valandą turim būti tokiam renginį, taip kad judam. Šiandien svečiuose dar vienas miniukas, tiksliau mikrokaras, tai bus atliekama variatorius diržas pakeisti reikalingas, gazo trosą sutvarkyti. Reikia priekinius stabdžius pasižiūrėti, kaladės pakeisti ir reikia tepalus pakeisti. Kartais ir tokių turim. Eilinė diena mūsų ofise. Šiandien turim irgi gal įdomesnis darbas, bet yra atvažiavęs Dodge. Taip. Dodge Challenger ir jam šiandien klijuosime video body. White body. Ką mes čia dar dėžėje turim? Yra rakutės tokios. Posūkiai priekiniai. Čia apačios ir susislėptinės juostelės, kurias mesim lauk ir pirksim naujas normales. Čia, dar iš smulkių darbų, tai važiuojam gruzaviokui užklijuot galinį langą, užtamsinti. O prie šito projektuko išsidefektavom. Tai turim labai smagių skylių. Kėbulo būklė tai labai tragediška, va čia dar pavyzdžiui. Dalių tai reikia nei daug, nei mažai. Galvoju dabar, kiek čia mes jų, gal kokį 15 pozicijų sakė. Lauksim dalių ir vešim viską virinimui. Ir pažiūrėkit, ką čia prisidarėm. Įvertinkit. Sudalyvavom šeštadienį retro mugėj. Parodoje faina, daug žmonių, viskas gerai, bet buvo tokia programa, davė lipdukų žmonėm ir ten turėjai užklijuoti, kuris automobilis patinka, ne? Tai viskas fainai, turim 5 lipdukus, nežinau ten kiek buvo daugiausia, bet esmė kokia, o kas juos dabar nulups? Tai jeigu darai tokį dalyką, nors sunku, blema, paim normalius lipdukus, kurie nusilupa. Tai gerai, kad tik 5 pagalvoji tada, o ne koks 20. Nu viskas, žinok, kantrybė trūko. Komplekte ateina kitas tipo standartiniam buferiui. Kokia pačia išpjauta. Matot? Laužę padėsiu. Na. Čia buvom nusidažę, prisiklijavom jau apačia, kaip įdomi yra išpjauta. Ale standartiniam buferiui, bet tai blema, aš čia nežinau. Gerai, nusilupom, paprašym, kad atvežtų Signeda apačinius. Nu, normalius jie turi komplektą. Šitokius. Tai dabar atvežė vieną, kadangi jie turi tokius papus čionais, ne papus. Turi tokius, reikia nusipjauti, kad jie tiktų standartiniam buferiui. Nusipjojom. Išpakuoju kitą, neapsižiau, irgi nupjoviau šitus. O pusės tai vienodos. Ant maišelio, žiūrėkit, ką rašo. Right
ir left turėtų būti. Ne, blėt, supakuotos abi dvi dešinios, kurio lipdukų negali užsiklijuoti. Gerai, okei, vieną dieną susitaupė, vėl vešim užsakinėjom dar vieną papildomą, nes gerai, žioplys nepažiūrėjau, kurios pusės nusipjoviau, žinai, vakare užsakau. Atvežkit, sakau man, dešinės pusės tam šonė, nes negaliu vežti nedažyto abiejų, žinai, reikia. Vakare atveža, jėga, atsižiūriu, jėga, right, dešinė pusė, pagaliau, galvoju, eisiu įsidėt ir dar viena kairė pusė. Tai kas ten, blėt, arkliai dirba ar kažkokie, aš nesuprantu. Ir tai kiekvieną turi tikrinti, kiekvienam už nugaros turi atsistoti ir stovėti, žiūrėkit, ką daro. Sveiki visi, sugrįžę į mūsų dirbtuvės. Ir šiandien mes turime, ne darbo dieną, šiandien turim šeštadienį. Ką mes darom šeštadienį? Remontuojam, spėkit ką? Ogi baką. Tai dabar žiūrėkit, kokia esmė. Užkniso, kai visi šūdą pardavinėja po teisybėje, atsiprašau. Kai buvo prakiuręs druskininkuose, buvau nupirkęs to svarkės, tos vadinamos šalto vilnių, gerą, kokybišką, fainai, viską sukliavau, padėjo. Praeitą kartą, kai buvo prakiuręs, ten nuvažiavau, nupirkau kažkokį tais, kurį jie rekomendavo, nauneiminis, biški pigesnis. Tai dabar prieikit, arčiau pažiūrėkit. Visas tas nieko neveikia, jisai išmirko kažkokia guma, net ne metalas, o guma visa. Ir vėl viską šiai dienai lupam lauk. Ir šeštadienis vėl planai sugadinti. Ot laikai atėjo. Sako, šis laikais va, net dviračių žmonės atvežė, supoliruoti reikia, juostą suklijuosim. O iš tikrųjų nudažysim. Dar perdažyt, o čia tai technika. Kas toliau? Arklius šukuosim. Juostas klijuosim. Gerai, varom dirbti. Mes grįžtam prie apleisto mūsų projekto. Dedam naują kompą, tą išimam, atvažiuoja pririša raktus. Ir viskas galvojam, gal čia bus paskutinis taškas jau su juo. Tarp darbų, kaip sako, reikia ir pailsėti. Tai buvom išlėkę į Varšuvą. Keletą akimirkų iš parodos dabar. House, you ain't even gotta wait. Double bag and seal. You don't even gotta wait. Our friend 3-packs, you ain't even gotta pay. Just move real fast with the bread in this day. Cause I got clientele moving through the mail. The dope it come in bills. Double package like you said. I don't need no scale. Keep it wrapped, it's on the sale. I got the drink as well. Orange soda, King and Kale. Fuck the feds and fuck the judge. Fuck the cops, they catching slugs. Fuck the laws, I'm selling drugs. Fuck the job, I'm busting jugs. Fuck the feds and fuck the judge. Fuck the cops, they catching slugs. Fuck the law, I'm selling drugs. Fuck the job, I'm busting jugs. Spalva tai gerulė, žiauriai. Bet čia, kaip suprantu, yra whitebody originalus. Tai kaip sako, kebra, net originalas, pažiūrėkit koks. Ferrari, Lamborghini, Miata, Subaru, Bebaro. Tu matai, o aš galvojau įsivaromas šiukšliam, kaip per filmą buvo. Ir malus par nesivežė. Drift taksi. Fuck the feds and fuck the judge. Fuck the cops, they catching slugs.
Fuck the law, I'm selling drugs. Fuck a job, I'm busting jugs. Ride me, sit the funny of the semi. Tell me what you want. I got clientele. Send it to me, I'ma get it up. Wake up early in the morning just to go and count it. Grįžtam. Na, o mes iš tikrųjų kameros biškai buvom nepaėmę į rankas, nes per darbus vėl tu dirbi nelabai kas pasimato, bet grįžtam, startuojam, nes tai yra projektų įdomesnių. Ten matėt, kai įdėjom whitebody, tai čia mes turime kitą Dodge'ą, irgi pabaigtą, suklijuotas whitebody's, apatinis difuzorius įdomesnis, žodžiu, irgi pabaigtas, atiduodam šeimininkam. Ai, ne, nieks neatiduoda, dar važiuosim poliruot. Dar vieną dalyką noriu parodyti per langelį, jeigu pamenat, iš anksčiau turėjau tokį nelaimėlį. Tai dabar va tas nelaimėlis jau važiuoja. Pakeitėm kompą, visai užsikūrė, kaip ir viskas ok, dirba gražiau, bet dar kažką reikia galvot. O čia prasideda linksmybės. Tai iš tos linksmybių, žiūrėkit, kokį dar darbelį turėjom. Kas čia? Čia greičių dėžė, iš kur? Teisingai, iš Mustango. Tai pasirodo, greičių dėžės defektas yra, kažkas sustrigė, kažkur ūžė garsai. Tai pasikeitėm dar greičių dėžę, tai su greičių dėžė dabar viskas tvarkoje. Lipdukus pradėjom klijuoti, dar paskui apie projektą vieną tokį papasakosiu, gal kitą dieną, šiandien labai turim kada. Tai lipdukus pradėjom klijuoti, greičių dėžė padaryta, varikliui dar ten truputėlį reikia pririšti kompiuterį, tam tikrus dalykus, bet viskas ok, raktai padaryti. Žodžiu, judam toliau. Dar turim pas save garažę tokį gražuolį, 22 metų, virtės, rolloveris. Tai jeigu įdomu, kam nors pardavinėjimas jis yra, EcoBoostas su 20 ar 30 tūkstančių kilometrų. Dar vieną guzikėlį turim su variklio defektu, užkonservuota, prie to laiko prieimo neturim, šitam laiko neturim, šitas parsiduoda, šitam liko tik surinkti. Tai žodžiu, dirbam, judam, krutam, pasifilmuosim. Gal daugiau reikia, nepamirštos kameros išsiimti. Fuck the laws, I'm selling drugs. Fuck the job, I'm busting jugs. Fuck the feds and fuck the judge. Fuck the cops, they catch your slugs. Fuck the...